labas rytas, saulės spindulėliai. Ką jau atsikėliau, 11 ryto, biškį pramegau, nes labai sudėtingai pavyks anksčiau užmigti. Realiai gal 3 ar 4 pakol video pasidariau. Tai planas yra toks, kad nuvažiuoju dabar 3-4 vietas. 3 ar tai 2 yra waterfall. Tai žiūrėsim, ar juos įleis, nes ne visą laiką įleidžiu juos, ir vieną šventyklą. O pakeliui ką? Reikia benzinų įsipilt, reikia pinigų įsikeist. Tai ką? Ir kažkur pavalgyti. Ką, važiuojam. Nu va, tikau į vietą. Tai vadinasi DTV Gua Gajah. Elephant Cave, jeigu angliškai žiūrėtų. Kas įdomiai, stoju parkinge ir ten vietinės moteris. Ateik, pirk ir panašiai. Ir sako, tau reikia skarelis būtinai, išsinuomok. 40 000, sako, 2 eurai. Aš sakau, ar tikrai reikės, nes su kelniam. Tai priejau prie įėjimo, nieko nereikia, nei skarelių, nieko. Tiesiog tik parduot arba išnuomot. Ai beje, jeigu važiuosit, tai turėkite minėti, kad čia tik kešų priima. Kaina 50 vietinių, tai 2,50, jeigu aš teisingai suprantu. Taip. Va. Moterims negalima, kai yra tos dienos. Įdomiai kaip. Šiaip aš galvoju, kad čia bus cave. Tai reiškia, Aivan yra cave'as. Elephant. Tai jeigu daugiau papasakos apie šitą vietą Gua Gajah, tai jinai pastatyta 11 amžiui. Pavadinimas, kaip sakom, kilo iš akmeninio demonų veido priėjimo. Tai čia reiškia šitas demonas. Tai kaip ir visur, dažniausiai tokios piktos mimikos, veidai parodyti, tai kad atbaidyti blogasias dvasias visas. Tai viduje yra meditacijai skirta šventykla vieta, tai su Šivos simboliais ir panašiai. Tai visur čia yra šventi baseinai, kad apsivalyt nuo blogų minčių ir panašiai. O čia paaukojimai kaip visą laiką. Na, aš tikėjausi, kad valoj šitai bus daugiau kažkaip visko, bet ir taip gerai. Bet labai patinka man tie smilkalų kvapai. Bet kiek čia rankų darbo realiai. Kiekvieną išraižyt šitą dalykėlį. Kas įdomiai, nori labai parduoti. Piešia tos medinius statulėlis ir panašiai. Nu, tokius milžinius, kokiam comų. Paskui kur aš savo dėsiu, visą kuprinę užimta. Sako, bye. Man, žinokit, nuo šitos žalumos, tai čia kaifas. Tai ką, ekskursija baigėsi, einu jau link parkingo, šiaip faina, gražu, tai tokia kaina, tai tikrai ne apie nieką, na kaina aš turiu omeny, tikrai negaila. O avivakas pastebėjimas iš dėl tų skulptūrų, tai reiškia kaukių visų, ten kur atrodo baisūs jie tokie pikti ir panašiai, tai čia specialiai daro, kad atbaidyti blogasias dvasias ir panašiai, kad jos ale įsigastų. Tai va. Tai dabar kitas spotas bus, waterfall, ganėtinai arti vienas kito yra. Tai matysim, kaip čia seksis greitai davažiuoti, nes jau karštis, tai Tai ką parvykau į vietą, tai įėjimo mokestis 30 000 vietinių, tai 1,5 euro. O vadinasi Waterfall Tege Nungan Village. Čia netoli realiai Ubudo randasi. Apsivalymui.
Čia galima pakimarinti, pasidėti, pasilisėti. Na, žinokit, pavargau. Na, labai pavargau, po kol nulipau. Bus pats įdomumas kilt atgal. Ką, reikia išsimaudyti. Bet vanduo tai toks šaltesnis nei vandeninė. Gerai, žinokit, atsigaivinti. Tai gražus kraklys, patiko, nusimaudžiau, fainai, atsigaivinau. Dabar galim bus važiuoti prie kito. Kanto lampo. Gerai, saulutė pasislėpė. Tai kaina buvo 25 000, tai čia euras 20, kažkas tai tokio. Ai, čia. Nesuprantu, čia yra kažkas, ai ne. Dabar bus ilgesnis, bet čia tiesiog 5 metrai į priekį ir viskas. Einam dabar prie waterfall. Iš toli mačiau, kad labai gražus. Tikrai labai gražus. Labai gražu. Čia jau panelės fotosesijas, tai must. Yra ką veikti. Laiptais pasivaikščiot. Tai ką, prisėdau pailsėt, atsigersiu. Kokosą gavau. Kaip gavau, nusipirkau. 1 eurą kainuoja. Tai realiai kraklys kiek čia įvertint. Na, 9 iš 10. Prieš tai, kur buvau, tai, nu, toks 5 iš 10. Man va tokie labiau patinka, ten kur daug to gražaus vandens. Eiliai nelaukiau, nesifotkinau. Būčiau panelė, tai reikėtų fotkintis. Taip, tai gerai. Tai ką dabar? Pasakiau, atsigersiu, pailsėsiu ir lėksiu į kitą waterfall. Dabar irgi čia berods kažkur 20-30 minučių, 5 km realiai. Pasimatysim dabar ant kito taško. Nu, žinokit, chebrytė, atsigėriau aš to kokonato. Kažkaip ar per daug čia buvo, ar kas. Bet kažkaip pradėjo pilvą skaudėti. Bet aš labai tikiuosi, kad dėl to, kad buvo jo per daug. Nes jeigu ne, tai teks į krūmus stot. Va, jeigu matote, va, tokiose degalinėse aš užsipyliau užvakar. Aš nebeatsimenu, kad aš čia startavau. Berods, kad užvakar. Kūro, tai realiai pilnas bakas man kainavo 200 000, tai 10 eurų. Šiandien oficialioj degalinėje užsipyliau irgi pilną baką, tai sumokėjau 3 eurus. Tai yra 60 000. Tai va, kiek skirtumas. Realiai vos net 3 kartus. Bet jeigu esi kažkur džiunglėse arba užkampį, nes degalinių labai iš tikrųjų daug nėra. Pagrindė miestuose, tai centruose. O va, tokiuose miesteliuose tai tenka pirkti. Na, vaizdas, tai kaip iš viršelio. Tai ką, trečiasis kroklys, kaina 25 000, tai euras 25. Čia tikėtina jau su parkingu. Tikrai krikščioniškos kainos. Čia va, šventyklos. Bet architektūra man labai jau patinka. Va, iš karto galima kokosą nusiskinti, išgerti.
Šiaip, kur matėt prieš tai, tą alėją iš palmių, nu, žinokit, pasakom, man taip verksiu po to, kai į Lietuvą grįšiu, nebus tokių vaizdų. Bet čia tai realiai, sakau, kaip iš viršelio važiuoji. Kaip bananų, lauk, čia bananmedis turbūt. Kai lapas. Jeigu vaikystėje susižalotum, tai visą kūną galim būtų užsiklot iš karto. A ne? Nufilmavau vaiką, tai po to pareikščiau pretenzijas, kad YouTube įkėliau. Teks ištrinti jo veidą. Na va, ir Tibumana Waterfall. Na, sakyčiau, 8 iš 10. Puikus krioklys ir šiaip bendrai aplinka, labai mažai turistų, tai labai faina. Aš net neįsivaizduoju, kas čia darosi tada, kada yra sezonas. Tai reiškia visą vasarą, tiek Lietuvos laikų, tiek jų laikų. Tai tikėtinai būna anšlagas. Va kaip, žiūrėkit. Realiai vidury džiunglių. Žalumos maks. Tai ką, planas dabar atsisės, pasižiūrėt, kur toliau važiuot. Nes dabar jokio plano nebuvau susidėliojęs. Turim 3 valandą, tai manau galima dar kažkur tai šaut. Pasižiūrėt, ką čia įdomaus. Nes nebuvau susidėliojęs vakar. Kokie bus kiti taškai, nes galvojau, čia reikės daugiau pavažiuoti. Tai ką, visgi sustojau vieną vietelį pavalgyti. Chicken with rice ir kokteiliuką pasiimti bendrai. 1,5 euro ir 1,5 euro. Tai labai brangiai. Bet kas geriausia, tai yra vaizdas. Tai ką man skanaus ir jūs jeigu valgot, tai irgi jums skanaus. Ganėtinai sudėtingas maršrutas, tai reikia žiūrėti dar į kamerą. Reikia kelią, tai gali būti nusibalnot gerai. Gerai keliukais čia veda, tai labai patinka. Kaip žiūriu į dangų, tai tikėtinai bus lietaus. Ką, papuoliau į šventyklą iš antro karto. Šventykla vadinasi Daja Tarik Visata Tirta Empul. Bairis. Atvažiavau. Bilieto kaina yra 3,50. Ir pasižiūriu, turiu tik realiai 2 eurus. Tai neįleido. Teko grįžti iki miestelio. Money exchange reikėjo pasimti ir įsikeisti pinigų. Tai trumpa informacija apie šią šventyklą. Tai, kaip ir sakiau, vadinasi Pura Tirta Empul. Tai, ką ir sako internetas, tai yra vienas svarbiausių šventyklų Balyje. Nėra netoliau būdo. Tai garsėja šventų vandens šaltinių. Ir tai realiai pagal tikėjimą, tai reiškia, kad žmogus apsivalo ir turi gydomąją galią. Tik aš dar nesuprantu, kurioje vietoje šita yra šventykla. Nu, va čia galite ir matyti, kai vyksta tas ritualas. Ir neatsimenu ar minėjau, bet šventykla šita pastatyta 10 amžiui. Va čia žmonės prasivalo savo visus griehus. Daug iš tikrųjų žmonių ten eilėje stovėjo, tiek vienoje pusėje, tiek kitoje. Aš ten neeisiu ir taip esu kaip šventasis. Mačiau vienas europietis, atrodo, kai šovė niurką, tai vos nepaskendo ten. Tikėtinai turi daug nuodėmių. Na ir realiai ir pabaiga visos šventyklos. Labiausiai tai patiko gamta iš tikrųjų. Gražiai čia va yra. Atrodo lyg pušys, o gal čia yra pušys. Ir beje, pasiskaičiau truputį apie tuos nacistinius ženklus, tai reiškia kur svastika. Tai čia absoliučiai nieko neturi jokios reikšmės su nacių svastika. Šitas ženklas Azijai, ne Azijai, o Indonezijoje ir ypač Balyje, jį naudoja jau ten kelis tūkstančius metų. Tai nieko bendra neturi su Trečiuoju reichu.
O kas gerai, kad nėra tai kaip Turkija arba Egipte, ten kur už rankos tave ten tempia, tu tik pirk beleką. Svarbiausia pirk. O žinot, dėl ko jie azijiečiai tokie maži, kai jis va, ant galvos nešioja kiek čia kilogramų, manau, kokius 10 tai tikrai. Ir taip vis mažiau. O, geras. Kai Star Wars'u geras. Čia iš medžio tikėtinai. Geras. Va tie šalmai tai patiko. Mediniai realiai. Turėčiau didelį lagaminą, tikėtinai nusipirkčiau. Pasistatyti kaip suvenyrą. Tai ką dabar planų jokių nėra. Dabar reikės kažkur tai ieškotis galbūt jau nakvot vietos. Na, arba pasimastyti, kur, ką galima būtų dar nuvažiuoti pasižiūrėti. Važiavau ir davažiavau Anjungan Penelokan. Pažiūrėkit, koks grožis. Tiesiog nuostabu, va ten ežeras. Lyja, tenka taip važiuoti, jau gerą pusvalandį važiuoju. Galima pasaka. Vargšas, kai sunkiai važiuoja. Kalnas nuokalnė net nesibaigė. Būtų ne kažką, jeigu atsisakytų stabdžiai. Bet aš įsivaizduoju, kiek užkaista varikliai tokių su sunkvežimiuku. Nu va, pravažiavau, kur aš norėjau. O čia yra hostelis toks mini. Čia va pomidorai. Tai turbūt derlių nuimu kokius 4 kartus per metus. Realiai norėjau čia davažiuoti, ant kalnų su juo dabar. Reikėtų paklausinėti ir pasižiūrėti, ką čia jie gaudo. Kokie čia žuvį. Šiaip draugiški leido filmuoti, tai fainiai. Iš karto suvalgo. Geras. Nepasisekė. Tai va, kokią vietelį įsikūriau. Tai po vakariniausiu, išsiskiau žuvies. Tikiuosi nebus blogai. Tai pasakiška vieta realiai. Tai atnešiau mano žuvytę su ryžiais. Visas tas malonumas kainuos ant 100 000, tai yra 5 eurus. Ir kai pavalgysiu, tai jau teks ieškoti kažkur tai artimioj vietoj viešbučio, nes jau tamsu, naktį nelabai norisi važiuoti. Tai ką man skanaus, jeigu jūs irgi valgot, jums irgi skanaus. Ir ką pasimatysim viešbutį. Nepavyksta dar susirasti viešbučio, nes neturiu rupijų, pas mane tik eurai, o kortelėm nepriima. Ir dabar, kaip suprantu, visi miega, tai nežinau, kaip čia pasiseks susirasti viešbutį. Blogai, kad neįsikeičiau pinigų. Nu, realiai niekur labai buvo, kur pasikeisti juos. Tas blogai. Ką, nieko. Tai galbūt teks nakvoti dabar Ryžių laukuose kažkur tai. Arba ant to laiptelį, kur valgiau. Tai ką, susipažinom su Putu. Tikras žmogus iš Balio. Dabar truputį parodysiu, kur čia aš apsistojau. Jeigu palyginus, ką vakar turėjau, tai čia 4 kartus brangiau. Vis tiek naujieji metai jau rytoj, tai dėl to ir kainos tokios pakilusios. Tai ką, namukas paprastas, 20 eurų, nesakiau, televizorius, lova ir logiškai dušas. Tai jeigu apibendrinus šią dieną, tai ganėtinai daug ką nuveikiau, net pats visko neatsimenu. Tai va, kai montuosiu video, tai va, bus gerai prisiminti. Ir pasimatysim kitais metais. Iki.